Bet tai prasideda mūsų kelionė į Turkiją. Kažkas va laukia jau. Pilma. Nu, pirmą kartą skrendam iš naujo terminalo. Įdomu, kaip šitas naujas terminalas. Gražiai, naujai atrodo viskas, bet kaip toliau vyks, seksis, matysim. Nežinau, sunkus tas naktinis gyvenimas. Žmonės turi miegoti, ne alų gerti tokiu laiku. Ką padarysi? Ne tik naktinis, bet ir būsimi pensininkai. Būsite prisiminti pensininkai. Girdi, einam į vietą. Ir tavo? Aš galvoju, kad man sakė. Biški nemažas, kaip sene. Toksai, girdi, solidus, va. Žiūrėk, koks katilas to. Koks reikės, va. Visus, toks lėktuvas didelis filmuoja. Nu ką, tuoj bandysim kilti. Pradedam. Greitai varo. Kylam. Viskas. Nusileidžiam, tai kosmosas buvo. Visur tokie debesis. Labai gražiai. Taip atrodo, taip mes, nemoku nes pasakyti, kaip viskas. Taip, kamera čia to neperteikia. Bet realiai tai labai viskas gražiai atrodė. Dideliai ir žemiau ir leidomis tos debesis ir vėl kyla. Taip, kamera taip neparodo. Ir va, po 3 valandų skrydžio pradedam leistis ir Olandija. Atrodo oras nekoks, bet tada bus debesuotas viskas. Viskas bus gerai. Jau va, Valeros takas toj leisis. Ir atskridom. Dar ne. Pasiekėm Turkijos žemę. Pasitinkam mūsų prasmekoks pirmą kartą. Niekad nebuvo tada apsimenka. Lėktuvai kyla turbūt kas minutį čia uoste, vienas paskui kitą. Ir varo. 15 valandų kelionės pasiekėm pagaliau tikslą. Oras neblogas, 28, bet apsiniaukę buvo, dabar lyg saulykė šviečia. Sėdim, laukiam kambarių, vis tai nėra kambarių. Ne, Vilma, nėra kambarių. Noriu kambario, nes kojų batuose nebejaučiu. Viskas yra ištiniai. O tu nenori? Ką? Ką?
bandom biškį užkasti po tos kelionės čia Snagbare. Bet jau einu šparnėšiu lausinę ar ko nors. Gerai, nu tu varai. Dabar galvojam, ar gausim savo kambarį, ar negausim, kur pernai turėjom. Bet čia vienas šansas iš 1000. Mylomi medžiai yra dabar nežinau kiek 1000 metų, ne tiek. Tame apie 1000 ir daugiau negu 1000. Jį iš kažkur tai, gal 800, bet kažkur persodino jį, nežinau, iš kažkur atveju pasodino. Ir jis dabar čia stoja ir sakė, prigijo labai gerai. Tai va, fantastika. Laukim kambariuko. Ką darys? 59 metai. Tik tai 50, o medžių... Mane atvežė irgi ir pasodino. Nu, o medžių ir... Melomijų. Gerai. Vėliau išsiaiškinom su medžiu tuo, kad jam ir 700 metų ir čia stoja 5 metai alyvmedis. Jo alyvmedis yra. Kai pastatė viešbutį, jį čia pasodinais pradėjo, jį dabar net vaisių duoda. Kosmosas čia, tas medis. Oh, no, yeah, thank you. Einam pasivaikščiot iki programų. Žmogus siūlė nuvesti mane šitas, girdi. Sustoja, sako, ten eini. Sako, jo, sako, sėsk nuvešiu. Einam tuo ilgoju kalidriu. Į galą prie švyturių matysim, kas ten vyksta, kas ten daros. Žmonių nėra, gal ten niekur nebus. Ėjom ir atėjom į eilinį barą. Šiandien jokios programos čia nebus, šiandien viskas vyksta amfiteatre. Jeigu yra programa nebloga, kita va. Čia yra linksma. Nereikia artistų vietinių, yra tarybiniai, ne tarybiniai, rusiški. Tai va. Tiek žinių. Šis vakaras liūdnas bus. Sekasi Vilmai, šokdina tave. Šokdina tave. Vilma pasitusino, sužokė jam pilvo, dabar susot negali. Man neleido pasiimti skandukų, Aidas ir numerį. Neleido. Aš norėjau riešutukų. Jo, Aš norėjau čipsų. Ne. Pasitusnai. Ne. Gerai, einam namo viskas. Einam namo pikta Vilma. Čia diena Turkijai. Šiandien tikrai bus karšta. Vakar, man atrodo, 28 buvo. Šiandien manau, kad visas 31 bus. Nes jau nuo pat ryto kepina ir debesėlių nėra. Viskas kaip ir liuks, viskas būtų turėtų. O kaip bus, taip matysim. Eisim į apačitoj. Vai, kaip skaniai kokteilį Vilma geria. Ai. Toks neblogas miksas bus dabar. Grūiname ir kokteilis, o paskiau bus šalta kava. O paskiau bus tualetas. Neišvengiamai jo. Kai vyksta ne pagrindinėme restorane, o čia laukia. Snagbare. Bandysim žuvis, kebabas.
tikimės, kad bus skanu. Žinoma, dar reikėjo kur man išvylim. Daržovių pasiimti. Tenai. Viskas yra daržovių. Baigis. Atostogos geras. Sėdim. Dubier, ja. Sėdim, laukiam, berniukas važiavo, alaus pasiūlė, atveš ant pačiūžų. Geras oras baigėsi. Viskas, nežinau, lietutis, nežinau kiek čia lys, kaip čia lys. Pagal prognozę, tai rytoj lys, o jau penktadienį išvažiuosim. Pirmą kartą papuolėm, nu nieko, išgyvensim. Taip atrodo viešbutis, kai lietutis lyja. Gali eiti, vaikščioti, žmonių nieko. Bet oras fainas, gaivus. Aš vis tiek išmaudytis. Kur tu lysi? Na, vaikas, kad lietutis lyja. Lyja ar nelyja, vis tiek yra žmonių, kurie normaliai ateina nusimaudo šiltą jūrą. Ką jaučiu, padarysiu po pietų ir aš. Pabūsiu normaliu žmogum. Arba pabandysiu nors pabūt. Pareina. Tas, kas nesimaudys šiandien jūroje. Tikrai. Ne. Jie savo gelbėtoje, žiūrėk, ką jis tai čia gelbės. Nu, tokius kaip aš, kurie ateis po pietų. Nu nebijo, ko tu bijo, nu nebijo, nu tu bijo kažkaip. Pirmas turkiškas radijas, kur bijo. Ne vienas. Gal čia atvežtas yra iš Rusijos. Nu, nežinau. Tokių gruodžių čia labai daug ir tikrai gražiai atrodo. Tas kamera, bet. Ateini per lietų ir ragai. Ir nieko negauni. Taip. Taip paliūdna. O kokie varpeliai, ir kažkai nežinau. Dalykas tas lietus. Jo, priverčia gerti, norim, nenorim, reikia gerti. Nežinau, geras blogas, Ir- bet fainai. Ir yra toks pastebėjimas. Lietus Turkijoje barų neuždaro. Barų neuždaro. Dar kaip tik čia. Labiau lietus sudaro. Ar tai, nu, va, trečias gal 5 dieną Turkijoje. Trečią dieną. 5 dieną Trečią Turkijoje. dieną, kai lyja. 2 dieną kaip lyja, jo. Ir Rytoj bus trečia. per 4 metus nė kartą nebuvo to laiko, kad toks oras būtų. Viskas tuščia, pliažai tušti. Nors nešalta, kai 23 laipsniai 22 yra. Jūroje vanduo irgi šiltas, maudytis galim. Bet. Negalima, raudona vėliava yra iškelta. Negalima. Bet yra kaip yra. Ne ką. Nu tiek to, eisim pasivaikščioti kažkur. Bandėm ateiti apsipirkti. Ir kaip tas bandymas pasiseks mums, neaišku, nes toks mažas turgelis labai. Žiūrėk. Oras taisosi, bet ar ilgam? Ne šiek greitai, kol eini. Lyt pradeda, saulė šviečia. Bet va jau žmonių yra prigulę, jau maudus ir prie jūros, ir prie baseinų. Bandysimės laimę. Žinoma, jeigu spėsim, galim ir nespėti. Nu va, koksai bus yra orelis. Ką spėjom pareiti iš to kelio. Ką tik gulėjome ant gultų, gražiai, kada saulės nebuvo. Vis tiek gulėjom, ale kaifavom. Ir kažkaip tai sugalvojom, kad bėgam į numerį. Ir va, prašau, kas pasidarė su oru. Viešpatėliau.
žemė su bendruomenė. Mūsų žemė, nežinau, kaip tai spalvojusi. Karalieno Narvydukas. Oi gerai čia varo. Čia tai tikrai gerai varo. Čia net rūbus reikia pasiimti, neiščiušti niekas. Gal čia neužlys. O, kaip pila. Viskas. Baisu. Va, pagaliau po 2 dienų lietaus, lygtai saulutė išlindo, lygtai šiandien dar gausim 1 dieną. Vilma čia daro selfiukus, kaip saulės nemačiusi būtų visai. Baras atsidarė mūsų, viskas normaliai. Tikėkit normaliai. Prieš paskutinį dieną, nes rytoj tik iki pietų ir namučiai. Tai bus viso gero. Paskutinis rytas Turkijai išaušiu. Oras geras ir oro nebuvo geras, o dabar šiandien geras oras. Bet šiandien viso gero. Visai ta gamta mūsų neverkia, aš nesuprantu, Turkija. Saulė šviečia, suprantat? Va jo, viskas ruošiamės. Dar į pležą iki 11, paskiau priduodam kambarį ir laukiam savo transferio. Ir ate atostogom. Ate Turkija. Atostogos ne, Turkija ate. Vilma atėjo paskutinį dieną pasisupti ant sūpuoklių. Supynių, nesūpuoklių čia. Ja. Per visas 7 dienas nebuvo kada ne žmonių, o dabar va atėjo. Su pliažu vyksta turbūt, tada gal ateisim, vien kartelį nusimaudysim. Kaip duos laikas, kaip lieka. Paskutiniai Vilmos pusryčiai. Krauna, eina. Nešasi. Pažiūrėsim, kiek jis čia prisikraus. Nes mėgsta daug prikrauti ir nesuvalgyti. Ne, einu prie stalo. Keisto. Kaip paskutinis pagulėjimas. Tai beliko 4 valandų, čia gulėt kiek ne porą, gal 3 Tai atėjom patys pirmi, niekad taip anksti nebuvo. Temperatūra 24 ryte, tai diena reiškia bus apie 29-30. Žmonių kol kas čia nieko nėra. Mūsų baras dirba tik nuo 10. Kaip ir prieš galą vis laikas gerai, ir oras, ir viskas. Ką padarys? Tai kambariuką pridavėm, dabar lobį bare sėdim, kas šampano, kas kavos. Lopų bare jo ir laukiam savo transportiuko, kuris bus pusės 3 bus. Tai dar galėjom eiti, nusirengę, rūbus pasidėję kažką, tai ten prie baseinų laiko turėjom, bet prasmės nėra, nes nepadės jo tai 2 valandos. Dar papietauti eisim prieš tai, kad ten šlapius rūbus kištis, rengtis kažkur tualetuose. Ne kaifas, kaip ir baigėsi atostogos. Tik dar parlėkti reikia. Tai tikimės, kokio 3 namuose būsim nakties, o gal vėliau, o gal anksčiau. O jeigu užlakys, iš vis neaišku kada. Tiek žinių. 10 minučių ir už 10 minučių mums jau turėtų paimti iš čia. Atsisveikinam su viešbučiu. Ar begrįšim, bet čia ir negrįšim. Niekas nežino. Smagu buvo. Pervežime. Išvažiuojam. Tikimės bus greičiau atveš negu bendras ir patogiau. Pirmas etapas važiavimo įveiktas. Sėdėm ir uoste, laukiam, kol registruos. Ramiai, tyliai, dviese, kaip kokie našlaitėliai.
kad dar galim, turim šansų išeiti. Tie patys, tos pačios duris, pro kurias reikia išeiti. Ir varyti į tą. Na, sėdim. Darau autobusiuką ir varom. Viešas nuveš. Laukiam. Kažkiek laiko, 40 minučių. 45, ne. 45 laukiam, kol registracija toliau bus, matysim. Siekiam savo vipinį išvažiavimą. Šį kartą žmonių mažai čia. Vilma jau bando kažką tai įsidėti, pavalgyti. O aš nežinau, kaip čia bus. Nieko nėra norinčių už brangiai išskristi. Tik mes tokie durniai vieni. Turbūt paskutinį kartą tai darom. Na va, biškis įdėjo maistelio, dar kavos, visko gal bus neblogai. Bet už tą praėjimą ir už tą maistą sumokėti 60 eurų. Kosmosas. Vieną kartą gyvenam. Pagaliau lietuviai dar paliko išskristi, nusileisti, sėsti į kitą lėktuvą savo ir namo į Klaipėdą. Nu ką, mūsų atostogos Turkijoje baigėsi, neilgus buvo. Dabar vėl liko apibendrintas atostogas, kad kitą kartą patiem pažiūrėti ir žinoti, kas buvo, kaip buvo, nes paskui nebeprisiminė. Kada, kas, kur, kodėl sėdi ir kalbėjau. Čia buvo pernai, ne pernai. Kad galėtum prisiminti, nedaryti kokių klaidų, tai reikia savo apsibendrinti ir žiūrėti. Skrydis iš Lietuvos, pirmą kartą skrydom su tuo 777 Boeingu, tipo 500 žmonių didelis. Tai buvom prisiklausę, kad ten vėluoja tas anas, vienu žodžiu, viskas labai gerai, pasodinimas vyko sklandžiai, tik tai tas, kad reikia atvažiuoti, reiškia, prieš beveik 4 valandas prasideda sodinimas. Tai jeigu nori ramiau sulipti, tai atvažiuoji anksčiau, paskui aerouoste praeini visas kontrolės, bare kavos, jeigu nori viskio ir lauki to viso malonumo. Vėl buvo, visi sakė, oi, ten bagažo laukia. Tai Antalijoje bagažo laukiam turbūt 20 minučių, tai čia žiauriai puikiai. Ir įskridom iš Lietuvos, kaip ir turėjom 4-5, atrodo, skrydis turėjo būti. 4-5 lėktuvas pajudėjo ir nusileido laiku, vienu viskas su skrydžiu gerai. Tai gal Antalijoje, kai jau ėjom į tas voucherius nešėm pervežimui, tai pasikeitimas gal toks anksčiau būdavo, kai tu prieini prie staliuko, tau tas agentas ar kas ten stovi. Pasako autobusų numerį ir plius pasako, kelintą valandą sutiksi su savo agentu. O čia to nepasakė, bet davė tokius lapelius, ant kurio buvo agento numeriukas telefono. Ir plius jis buvo parašyta, kad, pavyzdžiui, rytoj 11:40. Tai viskas kaip ir gerai. Viešbutis. Antrą kartą viešbutį buvom, tai kaip jau viską žinojom, stebuklų neturėjo būti. Tai pakeitimų ten atvažiavom, kambarių vis tiek pralaukėm iki beveik 2 valandų, nors aišku, nuėjom pavalgėm, tada mes visi atlaukėm kambarių, bet 2 valandų kambarių negalim. Čia viešbutį pasikeitimai, tai turbūt darė tą bir garteną, bet ten 4 rūšys alaus, tik tai, kad prie alaus nieko. Atėjau, įpylė tau tą plastikinį indą to alaus, tai tas pats ar bare, kur ten kitur lobį ar prie baseinų ir to alaus pasiimi ir taip pat gali gerti. O ten, kad pila tą plastiką ir toks kaip alaus. Nei kokių riešutukų, nei nieko nėra. Kaip, pavyzdžiui, Nirvana ir visur yra kitos viešbutis ir duoda kažko, čia kaip ir nieko. Plius, kas naujiena, 10 valandą paleidžia muziką ir pirmą dainą Mailomi viešbučiui skirta, ten toks įdomu. Ir plius dar yra lietuviškus 2 dainos, Kunigunda ir Karališka erdvė, tai tokie. Taip viskas kaip ir pernai, ten tokių daugiau niekokių naujienų viešbutį. Viskas taip kaip ir yra. Grįžimas atgal ėmėm privatų pervežimą. Tai ką galiu pasakyti, sumokė 70 eurų. Aišku, gali 65, tada be Wi-Fi, čia sumokė 70 eurų. Ir tavęs 2 žmonės mus nuveža. Kaip ir viskas gerai, bet jeigu niekur neskubėjai ir nebijo žmonės, kas važiuoti į kitus viešbučius pasirinkti, tai kažkaip tai
nėra didelio skirtumo, kam tos pinigus mokėti, tik tai dar tiesiai veža, nes iš viešbučio veža tiesiai, nes nestoja ten tame tarpe, kur 15 minučių, ten po tas siūlo tas partuvis eit, nu tai vat, viskas tik tiek. Ėmėm kaip visada tą ciplongę, ta prasme, žalį kalidorių, 4 kartą įmam ir jau šį kartą be reikalo, nes pinigai nemaži, 260 eurų 2 žmonėm. Ir jeigu kaip važiuodom iš antro terminalo Alanijoje, tai jo, tada ten daug žmonių, grūstis, svargas, ten nueini pavalgai, ten kavos, sėdė, laukia lėktuvų, ramiai Wi-Fi vėl įsijungęs. O kai iš to senojo terminalo, tai granai bereikalingas pinigų metimas. Mes atvažiavom, ten praktiškai nei eilių, nei nieko, tai tik taip pat. Ir vėl tas pats palaukėm lėktuvo, lėktuvas vėl buvo įsodinimas laiku, išvažiavo į taką, pakilimą ir kilo grinai gerai laiku, o tada čia ir išlindo, parvažiavus į Vilnių, bagažiuką laukėm 1,5 valandos, atsistoja prie tų skartų juostų. Sukosi, ir ten praeina kiek tai čemodanėlių, žmonės susirenka ir laukiam, 1,5 valandos prasujom, tai reiškia iš Vilniaus be išvažiavom, tik tai kažkur tai prieš 2. Kai parskridom be 15:12. Tai va tiek. Tai išvada tokia, kad neapsimoka to kalidoriaus beimtis žalio, pervežimas vėl, kaip kas, jeigu daržas. Nu, nežinau. Žodžiu, jeigu tą viską atsakai, susitaupo nedaug, nemažai, 300 eurų, net ne 330. Va taip, dabar lauksim kitą metą atostogų. Žiūrėsim, galėsim pažiūrėti, prisiminti, ką mes padarėm ne taip, kad nedaryti.